Jonukas klausė tėvelio. Tėvelį, sakyk, kas yra politika? Kaip tau geriau paaiškinti, sako tėvelis. Na žiūrėk, pavyzdžiui, mūsų šeima. Aš uždirbu pinigus, reiškia, aš esu finansų ministerija. Mama mums tvarko visą ūkį, reiškia, ji yra valdžia. Senelis žiūri, kad namuose būtų tvarka, taigi jis atstovauja profsąjungai. Mūsų tarnaitė tvarkosi namuose ir daro visus reikalingus darbus, reiškia, ji yra verslininkė. Ir viskas, ką mes darome yra dėl tavęs, reiškia, tu esi tauta. Bet tavo jaunesnysis broliukas mūsų ateitis. Supratai? Ne, atsako sūnus, žinai, ir nueina miegoti. Naktį Jonukas pabunda nuo to, kad jo broliukas pranelis verkia, bet niekas neina jo nuraminti. Jonelis bėga žadinti mamą, bet ji nesikelia. Tada jis eina ieškoti tėvo ir atranda jį virtuvėje, kur ten jisai, žodžiu, drožia tarnaitę. O senelis visą tai stebi pro raktų skylutę. Kas vaikui belieka, žinoma, jis sugrįžta į savo miegamąją ir laukia ryto. Iš ryto Jonas sustinka tėvelį ir sako: tu žinai, tėti, dabar aš suprantu, kas tai yra politika. Nejaugi? Na tai papasakok. Tai yra tada, kai mūsų finansų ministerija drožia verslininkus, valdžia tuo metu miega, o profsąjungoje visą tai žiūri pro pirštus. Tuo pačiu metu į tautą visiems nusispjaut, o ateitis visas šūduose. Aišku?